poilsiautojas gyvenime nuo gyvenimo ir kitų žmonių, nors kažkoks nerimas ir mintis truputį kamuoja, ilgą laiko jau pragalvojai ir žinai, kaip kas bus, kokios pasiekmes ir kokios pabaigos iš viso to. Keistas man, kodėl turėčiau, galiu, nebūtina, nereikia. Tik tam tikrais atvejais kažkas nesugeba ir to. Permatau kiaurai, leidau susidaryti ir tapti manimi, kad galėtų atsiskleisti tikrusios versijos. Nepastebėtos, tik manęs, apgaulė link tiesos. Kad ir kaip žinai, kad ir kaip gerai gali, kad ir kokį planą ir vaizdą matai, vis tiek žmonių minčių ir norų pilnai esamų metu su pokyčiais negali skaityti. Taip, po laiko pareis jiems viskas, visos mintis ir idėjos, praleistos galimybės. Kartais dėl to suabejoju savimi, savo patirtimi ir įgūdžiais, nes pamirštu. Sezonas į pabaigą, paskutinė diena ir daugiau nebetoleruosiu iki galo. Išsakyti ir išreikšti viską, būti savimi ir dar daugiau. Žodžiai skausmas, mintis ir griūnantis vaizdai, šaltas lietus gatvė, kažkas sėdi šiltai namie. Po visko pagalvoju, kad kai kada, kai kurie sprendimai tokie drastiškai ir neapgalvoti, yra kvaili. Nors ir žinai pasiekmes, nors ir kartais nesitikė viso to, kas šalutinai gali nutikti. Bet čia jau ne prie to. Palieki paskutinį ryšį, kelios žinutės, po ir pasileidi bėgti. Gėda truputį man pačiam, nors kartais susinaikinimas yra vienintelė išeitis, limitas pasiektas. Taip ir nebepamačiau piešinio skirto man, nemanau, ar kažkada jį gausiu, gal jis jau sunaikintas. Tyla, ramybė, ilgą laiką, laikas vėl grįžti prie viso to, kur ir buvai, su nauja patirtimi. Liūdnesnė, skaudesnė, bet kaip nekeista po tiek laiko labai sočia ir rimta patirtimi, kurią eilinį kartą atidaviau savo meilę, laiko jausmus, šilumą, rūpestį ir kas tik dar galėjo būti. Leidau savo vėl jausti ir mylėti. Gyvenimas tęsiasi, žmonės nenori tapti kažkokiu eksperimentu. Formalumai žavi, jeigu žinai, ką sakai, to, ko nori žmonės, to, ko nori tu, tuo labiau. Tuo atviriau apie viską, taip kaip yra. Primk ir suvirškink kaip nori. Matau ir atsakymą.